Kągi, posakį Jėzaus girdėjom. Kas Ciezoriaus Ciezoriui, kas Dievo Dievui. Kartais mes ir patys tą sakome, ne? Savaime suprantama, kad mokesčius reik mokėti. Jau tada klausia, reikia ar nereikia. Tai savaime suprantama, kad reikia mokesčius mokėti, valstybė turi išsilaikyti. Ir mes visi prie to prisidedam. Bet o kas Dievui? Klausimas įdomesnis. Žinot, mokesčius priverčia mokėti, vienokiu ar kitokiu būdu. Bet Dievui atiduoti, na ką mes galim, jau turim patys pasirinkti. Ir šiandien turbūt Dievas, Jėzus per savo žodį nori užkalbinti bažnyčioje esančius žmonės visus. Mes, kad atėjom čia, tarsi jaučiamės. Mes jau Dievui tikrai nemažai viską duodam. Jau atėjom, meldžiamės, būnam, tikėjimą turim, gerai padoriai gyvenam. Savo duoklę Dievui atidavėm. Iš esmės kalba ne apie mus, apie kitus. Galbūt ir apie kitus, bet tuo pačiu ir apie mus. Kviečia pamastyti, ką tu Dievui nori paaukoti, kas tau svarbiausia, kaip tu tai darai. Galbūt pradedant mūsų kalbą reikėtų taip, pasvarstyti. Kodėl šiandien aš esu čia? Kodėl aš esu čia? Juk mano artimieji, daugelis pažįstamų, nėra kartu su manimi. Jie kitaip gyvena. Jie kitaip elgiasi. O aš esu čia. Kodėl? Ir kiekvienas turbūt papasakotume savo istoriją, tikėjimo istoriją, kaip mes įtikėjom, kaip mes atėjom į bažnyčią, kaip mes meldžiamės, kodėl mums bažnyčia reikalinga, kodėl švenčiam sekmadienį. Kiekvienas mes pasakytume savo motyvus, išdėstytume ir aišku, jie būtų tikrai kiekvieno mūsų istorija įdomi. Bet pagrindinis dalykas, kodėl mes atėjom? Dėl to, kad mes esam kas? Dievo vaikai. Mes net nepagalvojam. Mes esam Dievo vaikai. Suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia antrą gimimą. Jūs nepagalvojat tą kartais. Mes gimėm kiekvienas ir ne šiaip savo, visi tą žinom, esam Dievo pakviesti į pasaulį ir gavom gyvenimą. Nuostabus dalykas. Ir apie jį papasakot galėtume daug. Jis yra, aišku, susidedantis iš daug įvairių įvykių, kančios, džiaugsmo, praradimo, atradimo, gyvenimas. Ta gauna kiekvienas žmogus. Ir ką jau Dievas pakviečia, tas gimsta. Bet gimt antrą kartą ne kiekvienam pasiseka. Bet tas antrą kartą užgimti reiškia būti Dievo vaiku. Jūs turbūt esat girdėję, Jono Evangelijoje yra parašyta. Sako Jėzus, kas neatgims iš aukštybių, tas neregės Dievo karalystę. Kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, tas neįeis į Dievo karalystę. Jono Evangelijoje parašyta yra. Mūsų buvimas čia yra mūsų žingsniai į Dievo karalystę. Ir reiškia, kad mes ją matome, joje esame ir į ją keliaujame. Bet kaip Dievo vaikai, kaip antrą kartą gimę. Ką tai reiškia? Įdomus yra tekstas. Ir Jono Evangelijoje, ir šiandieną, kada mus užklausė Dievas, ką tu atiduodi Dievui? Ir tu tik tai gali atiduoti, būti santykyje su juo, tik tai tada, kada tu jautiesi Dievo vaikas. Ir mes gaunam atsakymą, kodėl kiti neateina į bažnyčią. Jie nesijaučia Dievo vaikai. Jie jaučiasi pasaulio vaikai. Jie atiduoda tai, kas reikia Ciezoriui. Ir turbūt sąžiningai ir teisingai. Bet kas Dievo, jie to nesupranta. Suprantat? Tu esi atgimęs.
Ir koks yra žmogaus gyvenimas, kada jis atgimsta antrą kartą? Galėtumėt jūs irgi kiekvienas papasakoti. Taip paprastai tariant, aš taip paprastai kalbu, bet aišku daug čia galėtume kiekvienas ir pripasakoti įvairių istorijų. Jeigu žmogus yra atgimęs iš Dievo, ta prasme yra Dievo vaikas, antrą kartą, jis švenčia sekmadienį. Paprastas dalykas. Jis kiekvieną sekmadienį lankosi bažnyčiai, dalyvauja šventosiuose mišiuose. Kiekvieną. Pastebėjot šitą turbūt. Ir mums iškart kyla klausimas, aš žinot, čia irgi policijos šventė šiokia tokia buvo, atšvaitų šventė, policininkai buvo atėję ir žinot, aš juos pakalbinau, sakau, atėjot sekmadienį bažnyčią, reikėtų eiti kiekvieną sekmadienį. O, jie pradėjo šypsotis, kiekvieną sekmadienį mes turim darbų, mes ką ten už Lietuvą kovojam, su nusikaltėliais kovojam. Nėr kada. Motyvų, kad neit į bažnyčią, nebūt mišiose, kiekvienas mes galim atrasti aibę. Ir jūs turėtumėte tų motyvų. Ir aš turėčiau be abejonės. Bet mes ateinam. Kodėl? Dėl to, kad mes esam Dievo vaikai. Ir ateinam į Dievo namus. Kaip tu vaikas neteisi į namus? Ką? Vaikas turi ateiti į namus. Ir tu tą jauti. Suprantat? Žmogus jis jaučia kitaip. Ir kada tu esi atgimęs iš šventosios dvasios, tu nesi kažkoks kitoks žmogus, bet tu turi pojūtį kitokį. Kada kalba apie Dievą, tau yra įdomu. Kada skaito šventą raštą, tau yra įdomu. Kada reikia melstis, galbūt ne visada nori. Bet tu žinai, kad reikia ir tave praturtina malda. Tu matai kitaip. O kada žmogus nėra atgimęs, jis šventą raštą skaito, jis nesupranta, kas ten yra pasakyta. Kada reikia melstis, jis galvoja, kad tai bereikalingi žodžiai, jis to nesuvok. Jis mato pasaulį visiškai kitaip. Jis mato iš savos prizmės, iš pasaulio pusės, bet nemato to kaip Dievo vaikas. Taigi, kada mes atgimstam ir jau galim, kaip sakė, Evangelijoje yra pasakyta, Jono Evangelijoje, matyti Dievo karalystę. Mes jį matom. Jūs, moteris, esat daugelis vaikus, esat pagimdžiusios ir juos auklėjusios, esat lingavusios ant savo rankų, jūs turbūt pačios geriausiai žinot, kad vaikelis, kada gimsta, jis prasimerkia, jis žiūri, viskas įdomu, klausosi pamažu, supranta, nedaug iš pradžių, bet jis įėjo į gyvenimą ir jis viską jaučia. Jis pradeda gyventi. Ir jam viskas įdomu. Visi buvom vaikai, mažiukai vis klausinėja, viskas čia, kas čia. Jis įėjo į gyvenimą. Tas pats yra, kada ir mes atgimstam iš šventosios dvasios, kada mums Dievas yra svarbus, mes klausomės, žiūrim. Mums įdomu, mums aktualu, mums svarbu. Ir dėl to sekmadienis yra kitokia diena. Nereikia čia pasakoti ar aiškinti, kad čia sekmadienį nereikia prievartus, nereikia nieko, nes mes Dievo vaikai, mes žinom, kad sekmadienį reikia ateiti į bažnyčią. Ir džiaugiamės, kad galim joje būti. Ir kada kur nors išvažiuojam, kokią kelionę ar ką, ir negalim nueiti į bažnyčią, būna ir taip turbūt, arba liga kartais mus prispaudžia, irgi negalim ateiti, kažko trūksta, blogai yra. Nes mes esame įpratę bendrauti su Dievu. Ir mums tai yra kaip oras reikalingas. Štai, Dievui tu gali atiduoti, arba žinoti, kad jam irgi reikia atiduoti save, tik tai tada, jeigu esi atgimęs antrą kartą. O kas nėra atgimęs? Kas nėra atgimęs, aš nežinau, kaip tiems bus. Įvairių irgi yra pasakymų. Ar kas nors priklauso nuo mūsų?
jeigu mes, atgimėm antrą kartą. A čia mes patys viską padarėm. Nieko panašaus. Vaikas nieko nedaro. Jis gimsta. Aišku, mamai yra sunku ir ligoniniai irgi gydytojams yra nelengva kartais tas gimdymas. Visi triūsia, kad tas vaikelis gimtų. Jis nieko neprisideda. Taigi mes gaunam dovanai tą galimybę atgimti iš šventosios dvasios. Dievas duoda. Ir kada mes, kaip minėjau, jaučiam kitaip atgimę ir esam Dievo vaikai ir tą suprantam, iš kur tai ateina? Ką tai reiškia? Kodėl taip yra? Žinot, kada žiūri žmonės, ir matai, tikinti žmogus, ir netikinti žmogus. Atgimęs žmogus ir neatgimęs. Aišku, negali to taip matyti, bet kartais jaučiasi. Kitoks žmogus yra. Iš kur tai? Tu galvoji, iš kur tai yra? Ir taip mes daugmaž visi vienodai elgiamės. Truputėlį kitaip matom pasaulį. Aišku, nesakom, kad nenusidedam, bet vis tiek kitaip matom. Mums ta nuodėmė irgi mums jau yra skaudi ir mes jos norim išvengti ir mes nuo jos bėgam. Pasiseka daugiau ar mažiau, bet vis tiek jau mes su ją skaitomės, kad tai negalima įsileisti širdį. Iš kur tai? Žinot, yra parašyta, Mato Evangelijoje, yra parašyta 19 skyriui, iš kur tai ateina. Aš nenoriu įsiplėsti, bet labai taiklus ten žodžiai yra pasakyti. O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs paveldysite, kaip sako, sostus, sėdėsite 12 sostų. Gausite 100 ir paveldėsite amžinai gyvenimą. Skaitomės mišiose šitos žodžius. Pasaulio atgimime. Taigi, kada bus atgimdytas pasaulis, perkeistas pasaulis, kada bus laikų pabaiga, tada Dievas duos mums taiką, ramybę, amžinai gyvenimą, visą tai mums suteiks. Bet dabar mes to neturim. Mes to amžinai gyvenimo dabar, mes turim tą laikinai gyvenimą. Aišku, turim ir amžinai, bet į jį neįžengiam. Įgausime iš jo. Ir kada mes galvojam, iš kur mano tas supratimas kitoks, tai reiškia iš ateities, kada aš gausiu iš Dievo dovanas, jau dabar gaunu tą supratimą. Aš galiu priartėti prie Dievo, suvokti, kas jis yra. Jis man yra svarbus. Aš jau dabar gaunu iš jo amžinai gyvenimą, nors esu laikinajam, ir tai tą suprantu, gaunu ramybę, gaunu taiką, ta prasme galiu regėti Dievo karalystę. Iš ateities, kuri be abejonės išsipildys pilnai, kaip parašyta yra Evangelijoje, tada, kada mes įžengsime į Dievo karalystę galutinai ir būsime kartu su Dievu ir išvysime Dievo šlovę. Bet dabar mes einam per tikėjimą. Ir jį turime. Ar mes galim prisidėti, kad žmogus atgimtų? Ar galim prisidėti prie to? Žinot, kaip minėjau, ne veltui gaunam, vaikas gimsta, bet vis dėlto yra du dalykai. Jeigu žmogus į tai atkreipia dėmesį, jis būtinai atgims antrą kartą ir taps Dievo vaiku. Tai yra atgaila ir tikėjimas. Atgaila ir tikėjimas. Aišku, dalykai pažįstami mums ir mes žinom, ką tai reiškia, bet galbūt nesam pakankamai įsigilinę, kas tai yra atgaila ir kas yra tikėjimas.
Ką reiškia atgaila? Atgailauju dėl savo nuodėmės, dėl savo blogybių, dėl to, kad kažkas negerai mano gyvenime, juk taip. Taip. Bet kas yra giliau? Ką reiškia giliau mūsų atgaila? Kodėl irgi, kaip minėjau, tu atgailauji arba žmogus pradeda atgailauti, o kitas į tai nekreipia absoliučiai jokio dėmesio. Ir tą atsakymą irgi randame Evangelijoje. Tame pačiame pasakojime apie atgimimą. Ir ten yra parašyta 3 skyriuje Jono Evangelijoje. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Daugelį vietų šventajame rašte yra parašyta apie amžinai gyvenimą. Ir mes į tai nekreipiam dėmesio. Tai yra duota. Ką reiškia, kad žmogaus sūnus turės būti pakeltas ir jį žiūrėti? Žiūrėkit, paprastas dalykas. Čia yra paimta ta vieta iš Skaičių knygų iš Senojo testamento. Jūs tą istoriją galbūt irgi esat skaitę šventajame rašte. Kada izraelitai ėjo per dykumą, jie nusidėjo ir nusisuko, nusigręžė nuo Dievo ir pradėjo juos pulti gyvatės ir žalčiai, gelti ir jie mirdavo. Ką tai reiškia? Tai reiškia paprastą dalyką, kad kada mes nusidedam, nuodėmė mums įgelia, mus sužeidžia, kartais netgi mirtinai. Įveda į kažkokias priklausomybės, iš kažkokias nesąmonės ir žmogus, jis gali numirti. Jis iš esmės dvasiškai miršta, bet ir fiziškai gali numirti. Tai aišku, izraelitai dėl to išsigando ir, kaip žinot, šios Skaičių knygoje parašyta, kad iškėlė iš bronzos padarytą žaltį ir kas pažiūrėjo, tas buvo išgydytas. Ką tai reiškia? Ir sako Jėzus, tu yra iškeltas ir jį kas pažvelgs, įtikės, turės amžinai gyvenimą. Ką tai reiškia? Paprastas reikalas. Žmogus šiais laikais žiūri kur? Į save. Į save. Jis neturi laiko. Jis turi dirbti, jis turi dar kažką daryti, jis žiūri šai, jis yra, egoistas. Gyvena savais principais, savais nusistatymais, užsispyrimais. Kiek daug uždirbti reikia, ką aš čia švęsiu sekmadienį, tą ir tą reikia padaryti. Jis žiūri savai, savo reikalus. O reikia ko? Pažiūrėti Jėzų. Ir įtikėsi. Pažiūrėti Jėzų reikia. Ir suprantat, jūsų visų gyvenime, kaip ir mano gyvenime, atsitiko taip, kad mes, aišku, galbūt irgi žiūrėjom tik tai savo reikalų, tik tai savęs, tik tai kaip čia išsisukti, ką čia padaryti, ką čia sukombinuoti. Ir pažvelgėme į Jėzų. Ir viskas. Suprantat? Pažvelgėme į Jėzų. Įtikėjome. Ir tada ateina atgimimas. Aišku, kiekvieno kelias skirtingas buvo. Ne taip, kad vieną kartą pažiūrėjai ir viskas pasibaigė tuom. Ne, tai dėjomės triūso, kur būt nemažai. Bet vis dėlto reikia pakelti akis ir pažiūrėti Jėzų. Nuodėmių, blogybių aplinkui mus yra daugybė ir jos, aišku, persekioja kiekvieną. Bet gali mus išgelbėti tik tai Jėzus iš tų nuodėmių. Ir tada mes žinom, kad tos nuodėmės gyvatės mus gali sužeisti, žvelgiame jį ir esam gelbėjami. Ir taip nuolat. Ir to mums reikia. Tai yra atgaila ir tikėjimas. Mūsų žvelgimas ne vien tik į savo reikalus, bet į Jėzų, kuris yra iškeltas, kuris yra aukščiau. Ir visus jis, aišku, mus išgelbėja, išgano, išlaisvina ir teikia amžinai gyvenimą. Tai iš jo ateina. Ir per jį tai gaunam. Ir dėl to mes esam Dievo vaikai. Ir suprantat, ir dabar klausimas Jėzaus. Kas Dievui Dievo, kas Ciezoriui Ciezoriaus. Tampa suprantamas. Nėra taip ir sunku. Jeigu tu esi Dievo vaikas, ar tau sunku būti su Dievu, ar tau sunku žvelgti jį, nieko panašaus. Tai lengva.
tai paprasta, tai malonu, tai miela. Pasitikėti juo, nes jis gelbėja. Teikia gyvybę, gyvenimą čia, malonės ir teikia amžinai gyvenimą. Kur tu geriau rasi? Viešpats Dievas išgelbėja. Ir dėl to mes aišku atiduodam, kas Ciezoriui Ciezoriaus, o Dievui Dievo. Amen.